Labas rytas, mano draugai. Naujas vlogas. Šiandieną mes varysim darytis dantukų estetiką. Šiaip atrodo, kad gal nėra labai ką daryti, bet yra kelios vietos, kurios nesueina to lygiai. Vienas dantukas čia tai šis sakė, kad būtinai dėl sakandžio reikia pasidaryti estetinį, tai žiūrėsim šiandien, ką parekomenduos. Turėsim biškį tokią konsultaciją ir pasižiūrėsim, ką padarys. Tai man vizitas už 15 minučių, einu kviestis Boltą, nors čia iš tikrųjų yra prie pat. Realiai 3 minutės pavažiuoti, bet tiesiog nespėjau jau nueiti peškute, bet po dantistės visada pareinu namo. Tai va, viskas lėkiu. Iš tikrųjų, mano praeitam video galėjot matyti, kad nuėjome breketus ir sakiau, kad 3 valandų vizitas, bus balinimas, bet aš pasakiau, kad aš laukiuosi ir nenorėjau net breketų nuimti, nes yra tiesiog kažkokios rizikos ir balinimo tikrai griežtai neleido darytis. Tai nežinau dabar dėl to estetinio, ar tai neturės įtakos po to, jeigu norėsiu balinti, nes dažniausiai daraisi balinimą ir po to estetinį, o dabar gaunasi, kad kaip ir atvirkščiai bus, tai ar po to reikia iš naujo estetinį daryti po balinimo, iš tikrųjų, žinokit, net nežinau, tai galėsiu šiandien įsiaiškinti, pasiklausti. Mažytės gyvena va tai va, Labas Šeilė. Labas Šeilė. O Meilytė va tai va įsitaisis. Namų karalaitė. Ne? 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 Meilytė, timuose. Meilytė. Jėta. Nors iš tikrųjų nemeluosiu, vakar gulim, žiūrim serialą ir Šeila 2 kartus apsivėmė, būtent ant kaldros, ant manęs, visiškai netikėtai per 0,2 sekundės. Ir po to mes tvarkom kaldrą ir pasisukam ir dar ir primyžo palei duris. Nu, ta prasme, sakau, beliko, kad dar ir prišikto ant galvos. Bet viską, žinokit, jau truputį vėluoju, tai skubam varom. Oje, tai labas rytas. Prisijungėte į mano vlogą sekmadienio rytą. Tai žinokite, aš važiuoju į Vilnių dirbti. Į mėnesį aš 2 kartus dažniausiai važiuoju taip į Vilnių, šeštadienį arba sekmadienį. Bet dabar pradėjau dažniau sekmadieniais važiuoti, nes tada būna salonas ten tuščias. Ir man biškai maloniau tada būna dirbti, kai niekieno kito ten nėra. Ar aš pramiegojau? Tai aišku. Man kaip iš tikrųjų, žinokite, dabar yra be... Man už 1:20 ateina pirma klientė, o aš dabar dar tik į mašiną atsisėdu. Bet nieko, biškį gaziuko reikės paspausti. Ir gal mes spėsim. Tai va, šiaip šiandien planuoju turėti 5 klientės. Aišku, dabar man yra daug sunkiau dirbti tokiu tempu. Reikės būtinai užsisakyti įvairiausio maisto, nes šiaip dažnai būna į parduotuvę nuvarau. Vis tokių snacksų prisiperku ir varau, bet šį kartą to nepadariau. Tai tiesiog reikės per Boltą arba per Boltą užsisakyti visko į saloną ir vis užkandžiauti. Nes truputį padeda šitas man dalykas. Važiuojam į Vilnių ir tikėkimės būsim geros savijautos ir pavyks iškentėti, nes prieš 2 savaitės, kai buvau, tai buvo momentai, žinokite, kai temo akys ir silpna darėsi. Tai tikėkime šį kartą taip nebus. Čia tipo uždėsi tą tipo thumbnailą. O kokį tu vlogą darai? Čia mano daily vlogas tiesiog bus. Tu vlogerė dabar? Jo, aš YouTube esu vlogerė. Mes esame kur? Peledinėje. Reklama. Ai, Matas niekada jo neleidžia nieko sakyti. Praeitam vlogė aš kalbėjau apie mūsų tą, kur mes buvom Pine House, prie ežero. Tai Matas išgirdo, kad aš pasakiau Pine House'as ir tu čia nemokamai reklamą darai? Tu čia nemokamai? Taip ir nieko neturėsi iš vis. Iškirpsim tada. Jo. Ne reklama, mūsų nieks nemaitina, mes žmonės Mokam. Uždeda daugiau. Tokiom kainom. Žodžiu, šiandien nudažiau Matą, dar reikia toną uždėti, tai dabar biškai atrodo taip kaip su šalmu, bet neblogai, neblogai. Plėmų nėra. Šiandien yra gender revealas. Gender revealas. Pažiūrėkit, berniukas ar mergaitė.
Ne, barzdelė. Žiūrėkit, ir dar apsikirpau. Nauris žiūrėjo, kaip dažiau matą ir sako, nai, man irgi reikia. Tai jam barzdelę nudažiam. Pasipažė vyrai. Vakarė lygiai. Čia žiauris. Kaip sako, taip ir padarysiu. Čia yra must have. Kolas, bet... Kai atvaro, tai pelenina. Must have. Gerai, aš atsiprašysiu labai, kad aš esu ištraukus kamerą, bet aš noriu nufilmuoti reakciją. Gerai, jūs esate ragavę kada nors? Aš? Jo. Esi ragavę šitos sparnelius čia? Taigi čia mano patiria ir aš ten pavadėjau. Nu, pasakyk, Auguste, kaip skonis. Labai skanu. Jo, sparneliai, wow. Tokius pačius įsikėmų. Nu, marinatas skanus labai, tokie nesausi. Bet sultingi labai. Sultingi, nesausi. Matas šonkuliukus, sakė. Čia Tokio Drift burgeris. Ir koks tavo? Peledžiukas. Peledžiukas. Mano prastai atrodo. Ir pas mane nėra patiekalo, nes Priaugau jau 4 kartus. Reikia stabdyti. Oh, girls. Jau visai naudai. Tai aš dabar, kol greitai pasidažysiu, pakalbėsiu su jumis. Nes šitas vlogas, aš dabar jį editinau ir aš suprantu, kiek jisai šokinėja nuo vieno dalyko iki kito. Tai pradėkime nuo estetinio. Aš taip jum ir neparodžiau, kaip jisai atrodo. Man estetinio apačią padarė, tai dabar atrodo va tai va. Iš tikrųjų, žiauriai natūraliai. Estetinio plombavimo specialistė yra tiesiog max naturalistė ir jai atrodo, kad gražiausiai yra tada, kada nesimato ir kad ten neturi būti viskas max tobulai padaryta. Už 3 dantis, man darė 3 dantis apačioj, gavosi 450 €. Ir penktadienį aš varau dar ir va šitą dantuką vieną susitvarkyti, nes jį sulygins, padarys realiai vienodą kaip šitą ir tada išvis jau bus pabaigėlė. Kažkokios tokios garantijos estetiniam plombavimui nėra. Per mėnesį laiko, jeigu nuluš, tai sako, aišku, kad aš ten, sako, viską patvarkysiu be problemų, bet jeigu ten po pusę metų ateisiu ir aš ten nulaužiau, tarkim, kandant labai kietą duoną, tai čia yra jau mano asmeninė, sakė, problema ir tiesiog reikės iš naujo mokėti. Tai nežinau, kaip laikys tas estetinis, esu girdėjus labai skirtingų daug variantų, vieniem jie greitai atlūžta, kitiem jie iš tikrųjų labai ilgai laiko. Dabar tai jaučiasi, kaip ten kandu, tarkim, kokią morką ar kažką tai ten obolį kokį, tai naudoju visą laiką jau tos grinai krūminius, žinokit, nes atrodo bijau tiesiog nusilaužti. Po to, kai aš buvau pas kosmetologę, tai žiauriai fainai aš turėjau tokį kaip inkštirą, va čia va ant akies. Tai aš, kadangi variau pas draugės mamą, tai jinai man ne tik tais drekinimą visą padarė, bet ir antakiukus sutvarkė. O tai va, nudepiliavo, ausiukus paprašiau, kad nudepiliuotų ir dar man ir va tavo inkštirą išspaudė iš akies, kuris jau kurį laiką, žinokit, mane žiauriai erzino. Kies bent jau į mėnesį kartą tikrai nuvaryt paslepinti, nes nu reikia, tiesiog iš tikrųjų aš labai dažnai galvoju, kad nėra problematiška mano oda ir nereikia to. Bet vakar mes kalbėjomės ir sakė, kad iš tikrųjų, jeigu nori prižiūrėti ir ateičiai, kad jinai spindėtų ir išvengti tų raukšlių, reikia vis tiek ir tos veido valymus daryti. Ir kaip sakant, biški palepinti tą veido odą. Po to buvom su draugais pelediniai. Tai burgeriai nelabai iš tikrųjų jiems patiko, nes taip ir nepasakiau, sparneliai, tai belen kaip skanus ašeliai, ten galėčiau varyti tik sparnelius valgyti. Tai va, ir po to mes praleidom visą dienelę tiesiog su draugais. Ir va, tai va, žinokite, tas vlogas ir pralėkė. O dabar aš filmuoju reklamą Inoarui, nes išėjo tokios 3 naujienos. Tiesiog pasidažysiu, įsidžiovinsiu plaukus, pabaigsiu daryti tą video, sumontuoti reikia ir sugrįšiu dar su jumis paplepėti truputuką. Man žinokit, taip gera būna, kaip aš susitvarkau plaukučius. Iškart kaip kitas žmogus, bet aš naudojau va šitą Inoaro naujieną šiandieną šitam polytę. Tai pridrėkina plauką labai intensyviai ir belenkai fainai, žinokit, plaukučiai
Ir žiauriai greitai jinai tiesiog išsiplauna su šampūnu, nusisausinat su rankšluosčiu ir užsitepat ir 2 minutės. Tik reikia palaikyti ir viskas. Tai tokie faini dabar plaukučiai. Jūs pažiūrėkite tiesiog, kokio ilgio jau yra mano plaukai. Aš tiesiog esu žiauriai dideliuose apsvarstymuose išsikarpyti plaukus. Nes man jau truputį tiesiog yra nuobodu. Tiesus, ilgi ir viskas. Ir atrodo taip norisi to kažkokio didesnio pokyčio. Bet atrodo to pačiu ir bijau, nes nežinau, ar pavyks susitvarkyti su jais normaliai. Ir ar neatrodys ten, tarkim, jeigu neformuoti kaip ištrupėję plaukai. Žodžiu, vis svarstau ir svarstau. Atrodo, norėčiau net visą galvą į blyčių įkišti ir tiesiog būt blondinė. Iki va tokio lygio. O parodysiu jums dar savo pilvuko update. Tai 18 savaičių. Ir mes turime tokį pilvuką. Šitie džinsai pas mane yra žiauriai oversiziniai. Aš juos nešiodavau iš vis nu tokius žiauriai nusmukusius. Tai yra realiai vieni iš vienintelių džinsų, kur dar aš galiu va taip užsisekti per pilvą. Šiandien yra ketvirtadienis, varau dabar. 10 valandą susitarėm su Kamile pabrančinti. Mano outfitukas toks, kad neslepiam pilvuko, nors aišku, žinokit, kartais jisai toks iš vis atrodo labai mažiukas, kai pavalgau, tai didesnis būna, bet batukai tokie, toks kaip ir laisvas stiliukas, bet varom papusryčiaut. Nu va, gražia Linda, mano draugutė. Labai draugė. Jo, parodyk savo outfituką, nu ką tu, nu tokia grinai miesto žmogus. O tu dirbi? Aš nedirbu, jeigu kas ieškote darbuotojo, aš esu skilled realiai viskame. Ir anglų gerai moku. O čia Laurytė. Aš šauinu savo baby šiandieną, kurio net nėra. Taip, tai va, čia Laurytė. Ir mes varom pavalgyti. Na, pieno kokteilis, vazdynų rieštais ir Kamilė visą laiką latė. Ir vandenuką. Aš čia taip galėčiau kontentą pavaryti. Dabar patylėk, nes kamera įjungta. Dabar nieko nepasakok apie savo asmeninį gyvenimą. Bet mes turime keptus varškėtukus iš kepyklėlės. Kaip jinai čia vadinasi? Dažnai ateinu. 101 kepyklėlė. 101 kepyklėlė. Ir ką tik moteriškės sako, kaip padavė. Kas čia sakys, purvas visur? O šitas čia po 10. Aš tiek stovyklą pajungta. Žodžiu, mes čia dažnai pavalgom. Ir negalima sakyti, kad čia žiauriai pigu. Nu, nėra labai pigu. Nėra, tikrai. Kiek mes Marsą pavalgėm, kiek mes kainuojam? Kas toksai? Ai, nupigu gal, draugė, nupigiau. Tai Marsą, jeigu kainuoja... Ne, Marsą kokia 12 eurų patiekalas, 11-12. Nu jo, iš tikrųjų, 6 eurų kaip per pus. Varykit čia. Pasižiūrėkit, kaip gerai atrodo. Tai spurgas mūsų. Ir iš tikrųjų pavalgai sočiai. Tai skanaus mum. Skanaus. Labai taip jaukiai. Visiškai neokui. Pala, draugė, paragauk, pasakyk, ar skanu. Aš šiaip, nu matai, aš nelabai mėgstu varškėčių, tai... Skanu tikrai. Minkštas. Nesausas. Žodžiu, varykit 101. Ir paragaukite patys. Ir gal kitą kartą mes čia galėsim jau nebe už 6 eurus, o už dyką valgyti varškėčius. Sabaliauskaitė, vlogas numeris 8, 101 kepyklėlė, kontaktuokit į e-mailą. Labas rytas, draugai mano, tai šiandien aš varau į paskutinio dantuko savo estetiką. Ir baigsis mano vlogas šiandieną, po to turėsiu 2 klientės, varysim su Matu, kadangi šiandien yra penktadienis į date night. Nedažnai mes iš tikrųjų tokių turim, bet šiandien pasitaikys taip, kad turėsim tokią dienelę. Tai bus žiauriai fainai, gražus penktadienis laukia manęs ir varom. Žiauriai nesigirdės, nes belenkiek mašinų važiuoja, bet aš lankausi Centro odontologijoje Zapavičiaus prospektas 112 ir aš visą savo brekatų kelionę lankiausi čia ir
tikrai ne reklama, nes mokėjau pinigus. Tai galiu jums parodyti, kaip dantis atrodė prieš ir dabar. Ir varom. Tvarkysime šitą dantuką. Draugai mano, žinokite, jeigu aš dabar nepadarysiu video, tai aš nežinau, kada šitas vlogas išeis. Žinokite, aš vėl tiesiog susirgau. Ta prasme, aš neatsimenu, kada prieš 2 savaitės, man atrodo, buvau peršalus per sinusitą visą. Dabar per plaučių, žodžiu, kosulys belenkoks buvo tiesiog toks nemalonus kelias dienas. Bet pasirodo, neščiom galima tam tikrus vaistus, tai čia yra homeopatiniai. Sirupukas toks, kur galima ir vaikam. Tai dabar aš 2 dieną jį išgeriu ir, žinokite, tikrai palengvėjo kosuliukas. Nuėmė taip nuo plaučių ir dabar toks jisai šlapesnis. Tai truputuką dėl to geriau, bet ta savijauta, žinot, kai laužo kaulus ir sunku iš lovos pasikelt. Rytai dar būna truputuką lengvesni. Tai mes esame dabar su jumis 7 ryto, bet aš tiesiog, žinokite, galvoju, jeigu aš dabar nenufilmuosiu vlogo uždarimo, tai šitas vlogas aš nežinau, kada išeis. Gali būti, kol sulauksim, tai dar ir savaitę praeis vėl. Nes aš galvoju, kol išsiplausiu galvą, pasidažysiu, gražiai atrodysiu jum. Bet realybė yra, žinokite, tokia ir aš nežinau dar, kiek laiko užtruks, kol atsigausiu. Norėjau tiesiog prisijungti čia ir uždaryti šitą vlogą. Apie estetinį, tai vėl aš nenufilmavau, bet man va šitą dantuką tvarkė. Palaukit, aš šitą bandau pagal kamerą pamatyti. Dabar jisai atrodo identiškai su šito, nors rugsėjo 11 užregistravo, jeigu norėsiu jį truputį dar pakeisti formą ar jį pašlifuoti, tai galima bus nueiti nemokamai. Tai ar apačią, ar viršų. Labai fainai dėl šito dalyko, nes man truputuką gal jisai yra storokas ir norėtųsi dar jį biškį paplokštinti. Tai dantukai atrodo taip. Gal ir visai nieko, palakit, einu labiau prie apšvietimo. Na tai va. Bet žinot, kai atrodo, kartais, kai galvoji ten, o dieve, ten atrodys žiauriai tobulai ir vis tiek matai tam tikrus kažkokius tai dalykus ir jie kartais truputuką atrodo vis tiek erzina. Bet nieko, tikrai labai gražiai dantukus sutvarkė. Viską padarė ir esu tikrai labai dėl to patenkinta. O dabar, žinokite, vėl tiesiog visas klientės turėjau atšaukti, vėl viskas stoja tiesiog. Ir tiesiog toks yra va, mano nėštumas, jis yra iš sunkesnių. Ir žinau, kad kitos būna net į dekretus išeina daug anksčiau. Tai aš kaip sakau, kad norėčiau dirbti dar gruodžio mėnesį, tai čia dar klausimas labai didelis su savijauta, kaip bus ir ar pavyks iš viso tai. Tai toliau, žinokite, gulti į lovytę ir sekančiam vlogė tikrai atskleisiu jau lytį, norėsiu su jumis daugiau pakalbėti apie tai. Ir ačiū tiesiog už palaikymą, už žinutės, už iš tikrųjų praeitas video surinko, ta prasme, tiek meilės, kad į Instagramą dar iki dabar ateina tiesiog sekėjų ir naujų merginų, tai tas be galo yra smagu tiesiog. Tai tikiuosi ir šitas smagiai susižiūrėjo kažkaip tai vlogas, aišku, jisai kaip angliškai pasakytum all over the place, bet norėjau tiesiog kažką jum įkelt ir susitiksim sekančiam mano video. Tai bučkiai, ačiū, kad žiūrėjot ir iki.